Sveiki visi, taigi šiandien atėjo laikas naujai apžvalgai ir šiandien mes turime galastuvą Precision Adjust Elite Edition. Tai yra galastuvas, kurį mes apžvelgėm praeitą kartą, tiesiog jis dar yra truputį papildytas, tai yra patobulintas, jame yra papildomų priedų, kurios aš dabar pabandysiu apžvelgti ir parodyti jums. Taigi dėžutė šį kartą didesnė, tai yra ir storesnė, ir stambesnė, ir didesnė. Ir pats galastuvas su priedais pateikiamas štai tokioj gražesniai dėžutėj. Va, kas joje yra, tai pažiūrėsim. Va, gražus toksai keisas, tvirtos tokios medžiagos ir viduje ant tokio tai užsegtuko yra pats galastuvas. Taigi atskiras priedas eina su galandymo akmenukais, ko nebuvo praeitame. O visa kita iš tikrųjų identiška taip pat kaip paprastas galastuvas Precision Adjust. Taigi aš vėl dar kartą jį toj surinksiu, nors praeitą kartą viską dariau, bet pakartosiu. Taigi pats galastuvas atrodo taip, fiksuojasi. Ant magneto laikiklis užsitvirtina. Tada va, tas keisas išlieka labai patogus saugojimui, transportavimui arba tiesiog laikymui. Priedo dar čia yra papildoma tokia instrukcija, yra parodyti keli variantai, būdai galandymo, kaip prižiūrėti, kaip galandinti, taip pat yra nuorodos dėl galandymo kampų. Taigi, dėžutę atidedam į šoną, šį kartą apžvalga bus trumpesnė, kadangi praeitą apie patį aparatą viską beveik papasakojo. Taigi, akmenukai. Šį kartą mes turime 3 papildomus, reiškia, tokius svirteles su papildomais galandymo akmenukais. Jeigu baziniam variante mes turėjome 220, 800 ir 1000, tai šitame yra 220, 320, 400, 800, 600 ir 1000. Ką tai reiškia? Kad anksčiau galandant mes turėjome labai didelį žingsnį. Tai pavyzdžiui, 320 ir 8. Tarp jų yra labai daug dar, labai didelis tarpas. Tai reiškia, jeigu mes padarome pjaunamojai, briaunoj, reiškia, su 320 akmenukų galandymą ir po to bandom nuimti su 800, tai mums reikia labai daug darbo atlikti, kad panaikinti 320 akmenuko paliktas rieves. Tai yra galima padaryti, bet pasikartosiu, reikia labai daug brūžinti su smulkiu, kad panaikinti tas stambes. Šitie akmenukai užtikrina tolygesnį šitų dryžių panaikinimą. Ir rezultate jūs gaunate lygesnę, gražesnę ir tokia labiau nupoliruotą pjaunamojo briauną. Savo ruožtu tai užtikrina geresnį, švaresnį pjūvį. Tokiu būdu tie papildomi akmenukai užtikrina geresnį galandymą. Tai vyksta galandymas, truputį priminsiu, bet plius minus turėtų būti aišku, čia nėra sudėtingas mechanizmas. Tai užtvirtinamam peilį ir tada paimam, aišku, nuo grubiausia, tvirtinam kreipiančią. Ir tada dar galim biškutį pareguliuoti, reiškia, judėjimą akmenuko. Nes jeigu pas mus štai šitas fiksatorius yra aukščiau, tai gaunasi, kad mes galandyti pradedame ne nuo akmenuko pradžios, o kažkiek tai lieka jau apie centimetrą. Tai geriausiu atveju reikėtų padaryti taip, kad tą fiksatorių palikti pačioje, kad akmenuko pati pradžia irgi dirbtų. Ir tada prieš plauką, pradedant nuo ašmenų linijos pradžios link galiuko, pradedam tokius ištesinius judesius. Prieš tai, aišku, reikėtų nustatyti kampą, kuris mums reikalingas. Tai būtų šiuo atveju kažkur tai apie, manau, 20 laipsnis. Tai šitoj vietoj, išimsiu, parodysiu, šitoj vietoj yra tokie žymėjimai, yra tokia baltoji strėlytė, kuri nurodo kampą, kuris pasukus, reiškia, šitą svirtelę, jinai vaikšta į viršų ir į apačią, ir ją pasukus tiksliai nustačius, mes gauname reikiamą galandymo kampą. Tai galandyti irgi peiliu šitą aš negalasiu, aš ką tik pagalandžiau, aš aišku, tai
Ir vėlgi pasikartosiu, kadangi turime jų daug akmenukų šitų, tai galandimas gaunasi tolygesnis, švaresnis, geresnis ir jis ilgiau laikosi. Nes jeigu mes paliekame tos grubius dryžius paliktus nuo stambaus akmens ir mums nepavyksta, reiškia, su smulkesniu juos tinkamai užlyginti ir paslėpti, tada gaunasi, kad pjaunamoje briaunoje atsiranda toks mikropjūkliukas, kaip mes suėdam tą metalą. Ir atitinkamai naudojant peilį, jeigu mes tą pjūkliuką paliekam, tai tie pjūkliuko dantukai daug greičiau nulūžta. Priešingai, jeigu mes lygiai užlyginam pjaunamąją briauną, tai tada jinai ilgiau išlieka stipri, kadangi tų dantukų nėra arba jie labai labai mažas ir jie yra, ta pjaunama briauna būna stipresnė ir atitinkamai peilis daug ilgiau laiko aštrumą. Dar čia yra papildomas vienas toksai ne akmenukas, bet krypiančioji su oda. Oda padengta, kiek matau, tokia mini poliravimo pasta. Tai yra paskutinis toksai etapas, kai jūs jau pilnai užgalandžiat su visais akmenukais, praėjot nuo 220 iki 1000 ir tada ant viršaus dar atliekami užvarto nuėmimo tokie judesiai. Tai reiškia, prieš tai, jeigu mes galandėm prieš pjaunamąją briauną einami ant jos, tai judesiai su odelė daromi atvirkščiai, jie daromi palei plauką. Tokiu būdu nuimant susidariusi užvartą. Tada išimam vėl, apkeičiam ir tos judesiukus vėl kartuojam. Tokiu būdu mes užpoliruojam pjaunamąją briauną ir nuimam tą susidariusi užvartą. Tai taigi apskritai, taip trumpai apie tą galastuvą pasikartosiu vėlgi. Pats galastuvas neskirtas galandyti peilius ilgesnius, mano manymu, negu kokiu 13-14 cm, kadangi laikiklis yra tik vienas. Kas nežiūrėjo, tai patariu dėl smulkesnės darbo specifikos peržiūrėti mano apžvalgą dėl šito aparato pirminę, kur aš dariau, nes aparatas iš principo tas pats, tai yra Sharper Adjust, bet šis vadinasi Elite dėl to, kad jame komplekte yra papildomų tų akmenukų. Tai tas papildymas mano galva yra geras. Atitinkamai visas tas komplektas yra brangesnis, tai kainuoja, bijau dar pameluoti, man atrodo, apie 160 €. Nuorodą į pardavėją duosiu po video ir jūs galėsite tada jau patys nuspręsti, ar imti ar ne. Tai labai trumpai šį kartą, kadangi jau, kaip minėjau, vieną kartą jau buvo viskas apie jį papasakota, tai dabar mes tik tai tos priedus truputėlį apžvelgiam. Ir dabar aš laukiu dar vieno galastuvo. Principas bus panašus, bet kiek žinau, ir aparatas kitoks bus, ir akmenukai kitokie, ir ten padidinamas stiklas. Tai bus jau Precision Professional, man atrodo, vadinasi, jis yra daug brangesnis. Tai kai tik tai pasirodys prekyboje, tiekėjas žadėjo man irgi jį pateikti ir tada jau darysiu biškį platesnę apžvalgą, nes kiek žinau, ten ir kaina didesnė, ir aparatas rimtesnis, tai manau, kad bus dar įdomiau. O šiam momentui turbūt tiek. Tai tikiuosi bus naudinga tiems, kas ruošiasi pasirinkti panašų galastuvą ir kągi, sėkmės galandant. Gerai, visą, iki.